Labas. Labas, mes tiesiog darom tokią galimybę. Taip, mes darysim iš limonado, iš gaivio gėrimo, iš fantos, Kristoferio mėgstamiausias ananasų fantos. Mes darysim milžinišką guminį meškiną. Taip? Taip. Ko mums reikės? Mums reikės pirmiausia saudą, taip mes vadinam saudą, gaivio gėrimą. Taip, mes ištirpinsim želatiną, ištirpinsime pirmą tame limonade. Tai va, aš iš anksto pamatavau, kiek reikia maždaug skysčio gali tilpti šitą mešką. Tai yra apie 700 ml. Mes čia va turim tokį asotėlį, kurį mes, Kristoferi, tu galėt matuoti. Maždaug 700 pripilk. Ir į jį reikės apie 12 pakelių želatinos. Nu, kad būtų ne tiesiog želė, o toks labai tvirtas, tikrai kaip guminė meška. Gerai, matai, kur tas yra 700 pas tave ten. Dar truputėlį, aš matau iki 700. Taip maždaug neturi būti lygiai. Dabar mes įpilsime limonadą į puodą, nes mes turėsime pašildyti, kad ištirptų želatiną. Taip, ir tiesiog čia mes galime įpilti 12 pakelių. Tai dabar tiesiog atidarinėsim ir pilsim. Jo, man čia suplėšė truputėlį. Taip. Tiesiog pilam 12. Iš tikrųjų galima, aš mačiau, kaip kiti daro filmukuose, ištirpina paprasčiausiai mikrobangiai 10 sekundžių ar kiek ten, ne, 2 minutės berods. Bet problema, kad pas mus generatorius mūsų name kažkaip sugedo ir mes dabar negalime jungti mikrobangį. Mes ant silpnos ugnies bandys. Dabar aš turiu tokį patarimą lietuvių vaikams. Šita želatina, kurią mes perkam Amerikoje, jinai labai susmulkinta. Tokie kaip vos ne kaip dar smulkesnė negu cukrus, dėl to jos nereikia brinkyti. Jeigu aš pirkčiau lietuvišką želatiną, kur tokiais stambiais gabalais, galbūt verta pamirkyti vandenyje prieš tai. Žiūrėk, kaip tiršta pasidarė. Kristoferi, gali truputį galbūt įpilti čia dar limonadą. Hai! Dabar mes turim tokią košę. Ir mes ją ištirpinsim, jau minėjom, ant silpnos labai ugnies, kad neuždegtų, visą laiką maišant reikia tirpinti. O paskui mes tiesiog supilsim skystį į šitą mešką, mes truputį patepsim aliejų, pavyzdžiui, avokado aliejų, kuris neturi labai stipraus skonio, kad būtų lengva paskui nulipdyti tą meškiną. Kartais purškimo aliejų žmonės padengia. Ir tiesiog įdėsim į šaldytuvą. Kai kurie siūlau įdėti galima valandai net į šaldiklį pradžio, paskui į šaldytuvą, kad greičiau užsteigtų. Aš dabar šildau ir ant labai silpnos ugnelės tokios ir vis maišau. Nes želatina gali labai prilipti ir pridegti. Na va, aš jį ištirpinau, matosi, kad jis skaidrus skystis ir nebeliko, svarbiausia, kad nebeliktų tų grūdelių želatinos, bet tos putos, aš pabandysiu truputį palaukti, kad atvėstų, galbūt tos putos truputį dings, nes kitaip tos putos bus sluoksnių tokių baltų ant visos meškos. Na, aš tas putas tiesiog po truputį va taip surenku, jas galima nurinkti, kad jų nebūtų tiek. Ir tada aš pilsiu į mešką, į formą šitą skystį. Ir kadangi mano forma yra silikoninė, aš tai parodysiu, tai aš apdairiai padėjau ją iš karto ant lentutės. Nes paskui, matot, jinai tokia va minkšta, jeigu aš dėsiu, tiesiog bandysiu ją nešti, aš galiu išpilti paprasčiausiai. Na, labas. Labas. Mes jau padarėme savo meškiną. Maiška, tu tik jį, pažiūrim, ar jisai ganėtinai kietas. Pažiūrim. Vaikai rankas išsiplovė prieš liesdami. Jisai kietas, jo.
Nes kad padaryti želę, nereikia tiek daug želatinos, bet mes norim padaryti meškiną. Pabandykite atsargiai išversti jį į lėkštę. Stalas irgi išvalytas, bet vis tiek lėkštė yra švaresnė. Na, pavyksta ar ne? Atsargiai taip Pavyksta. Atsargiai nuiminėkite ten, po taip tempk tą, atsargiai nuiminė. O, gerai, kad aš patepiau biškį sviestą. Na, kaip jisai. Parodyk man jį, pastatykit. Maja, ar skanus? Pastatykit man jį, parodykit. Geras? Aha. Ką, Majytė? Aš nenorėjau. Tai būtų dabar. Nu kaip? Ar panašu į gummy bear? Na kaip? Ar jis primena... Ar jis primena Fanta ananasinę? Nelabai. Nelabai? Aš daug želatino jaučiu. Želatiną jaučiasi, žinoma, jos čia labai daug. Galėjime įdėti biškį cukraus. Skaniau būtų? Bet jau ir taip sodai tiek daug cukraus. Žinosim kitą kartą. Na, kaip jaustasi? Gerai? Čia aš nupirkau Kristoferį ir Majai, jie turi tokius peilius. Iš Ikėjos jie yra aštrus, bet jie yra truputėlį saugesni vaikams, nes jie trumpesni už apvalintą geležtę. Jūs patenkinti su to gummy bear? Aš dar parodysiu mūsų Amerikos žemėlapį ant mūsų namo. Štai jis yra. Mes dabar šiuo metu, šią sekundę esame Arizonoje, maždaug taip kažkur tai. Ir paskui mes keliaujame, dabar ruošiamės vėl į Los Angeles, į Hollywoodą, Universal Studios pas Harry Potterį, o paskui nežinau dar kur. Matot, yra dar daug valstijų, kuriuose mes nebuvome, nes Amerika labai didelė. Gerai. Vaikai, ačiū, kad filmavotės. Ir ate. Ir ačiū už jūsų likes. Noriu valgyti šitą.